Labas. Aš esu Marija, jogos mokytoja ir šiandieną kartu su manim kviečiu patyrinėti pirmąją čakrą, Muladhara arba šaknies čakrą. Mula yra šaknis, root čakra sutinkama angliškai. Tai yra pati pirmoji mūsų čakra išsidėsčiusi sušumnoj kanale, per kurį eina visos 7 čakros. Ši čakra randasi dubens dugne ir ji yra pati pirma, visiškas pagrindas visom kitom 6. Muladhara šneka apie saugumą, apie stabilumą, apie pasitikėjimą, apie išgyvenimą. Tai yra labai labai svarbi ir ypatinga vieta, kurią galim tyrinėti per judesį. Šioj čakrų serijai tavęs laukia 7 jogos pamokos, kur kiekvienai bus skirtas didelis dėmesys fiziniai asanai, pranajamai, kvėpavimo pratimam, krijai, kvėpavimo pratimui su judesiu, intencijai. Pamatysi didelį skirtumą tarp visų šių 7 skirtingų čakrų. Pradėsim atsisėdę. Tau reikės kilimėlio ir jeigu naudoji pagalvėlę, jeigu ne, gali sėdėti tiesiog ant savo kilimėlio, aš sėdžiu ant pleduko. Pradėsim atsisėdę sukasana, sukryžiavę savo kojas. Kryžiavimą karts nuo karto keisim, tai jeigu jis yra nepatogus, tikrai jį pasikeičiu. Jeigu patinka tavo muzika, kviečiu ją pasileisti, visada raginu naudoti muziką, kuri yra priimtina, kviečiu atlikti jogą ir tyloje, bet taip pat rasi prikabintą Spotify grojaraštį, kurį galėsi pasileisti būtent sukurtą šiai sekai. Įstaisau patogiai, sukryžiuotomis kojomis, išlaikau tiesų stuburą ir kai esu pasiruošęs, tuomet užsimerkiu. Užsimerkęs pabandau pajausti dubens dugną, klubus, bandau pajausti sąsają su žeme. Nuskanuoju tarsi savo fizinį kūną, pastebiu, kaip sėdžiu, pastebiu, kiek liečiuosi su žeme, su pagrindu. Ir po truputį pradedu stebėti ir identifikuoti savo kvėpavimą. Jeigu galėčiau jį apibūdinti, koks jisai yra šiandien, koks jisai yra dabar. Ir jeigu pavyktų rasti kvėpavimo centrą, iš kur tas kvėpavimas kyla, nuskanuoju kūną ir pabandau jį rasti. Muladhara yra apie išlikimą, apie saugumą, apie pasitikėjimą. Paklausiu savęs, kas man yra saugumas. Ar tai yra vieta, ar tai yra jausmas, ar tai yra kvapas, ar tai yra spalva. Ir po truputį pradedu kvėpavimą gilinti. Kvėpimas vyksta per nosį, pilvas išsipučia. Iškvėpimas, pilvas švelniai vidų, bet vėlgi per nosį. Jeigu praktikuoju ūdžiąjį pranajamą, kvėpavimas su gerklės suaršimu gerklėje, tokiu jūros bangos, tai pradedu švelniai ūdžiąjį ir kvėpuoti. Sėdžiu ant žemės ir trumpam atsimenu, kiek ilgai žemė yra gyva, kiek jinai yra čia ir kiek trumpai esu aš, kiek daug joje slypi žinojimo, išminties. Jeigu kyla bet koks klausimas, kurio norėčiau paklausti žemės, galiu jį ir užduoti. Kūnas minkštas, švelnus. Mintis pasyvi. Met labai iš lėto suvedu rankas į Andželio mudrą, į maldos poziciją ir pajaučiu tarpą tarp delnų. Tai yra vieta, kuri galėtų būti suteikimui.
pagalvoju, ką sutalpinčiau į tą mažą tarpelį, ką galėčiau suteikti savo. Su ta intencija rankas keliu į viršų ir iškvepiu jas, nuleidžiu žemyn. Praktiką pradėsim su Om, Andželi mudrai arba viena ranka tiesiog ant krūtinės. Įkvepiu per nosį, atsidūstu, iškvepiu, atsidūstu. Pusiaukelį įkvepiu į Om. Puikiai. Pradedu trinti vieną ir kitą delnus. Ir tuomet rankomis uždengiu akis, veidą, jaučiu šilumą. Ir tuomet labai iš lėto atitraukiu delnus nuo akių, žvelgiu į delnus. Ir Om pasakau mintyse delnam, tarsi užpildau delnus šiuo gražiu garsu. Puikiai. Leidžiu rankas ant kelių, galiu pakeisti sukryžiavimą, jeigu keliai pavargo. Turiu ir aš pagalbą ir suportą. Rankas ant kelių, įkvėpsiu centre, iškvėpsiu, pradėsiu suktis. Išsisuku. Masažuoju slankstelius, masažuoju visą nugarą, galiu čia būti užsimerkęs, pridėti kaklą. Smakras į vidų, smakras pakyla, sukuosi ratu. Pakeičiu kryptį. Išsuku stuburą ir jaučiu, jeigu sėdėt ant pagalvėlės arba ant kaladėlės yra nepatogu, leduko, tai irgi galėsiu pasitraukti į šoną. Centre sustoju. Aš leduką pasitrauksiu, savo pagalbą pasitrauksiu taip pat, rankos ant kelių. Rankos čia gali būti ir tiesiog atpalaiduotos. Judėsim daugiau krūtine ir darysim tokias stuburo bangas. Įkvėpsiu, keliausiu į priekį, iškvėpsiu apvalę nugarą, smakru į vidų, keliausiu atgal. Į priekį, su įkvėpimu. Nersiu, iškvėpsiu, grįšiu. Tarsi su stuburu norėčiau kurti tokias bangas, įkvėpiu. Iškvėpiu. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir paskutinis kartas įkvėpiu. Ir iškvėpimas. Centre stabteliu, įkvėpiu per nosį, išsipučia pilvas ir iškvėpiu. Toliau atliksim kriją, kuri reikalaus mūsų suktis, bet išlaikyti dubenį prispaustą prie žemės. Rankos ant pečių, pirštai nukreipti į priekį. Arba rankos gali būti ant kelių, gali ilsėtis, gali būti mudroj. Įkvėpsiu, parodysiu su porą modifikacijų centre, iškvėpsiu, suksiuosi į kairę pusę su iškvėpimu. Iškvėpimas yra aštrus pumpavimas oro į vidų. Įkvėpiu, pilvas išsipučia, iškvėpiu. Jeigu esu nėščia, pirmos ciklo dienos, arba tiesiog turiu skausmų pilve, uždegimų, tai šią vietą praleidžiu. Tiesiog kvėpuosiu švelniai. Jeigu šių indikacijų neturiu, galiu iškvėpinėti aštriai. Įkvėpiu, sukuosi kairę, iškvėpiu. Įkvėpiu centre, į dešinę iškvėpiu. Įkvėpiu, iškvėpiu. Įkvėpiu, iškvėpiu. Įkvėpiu, iškvėpiu. Pademonstruosiu. Pasirenku savo rankų padėtį. Esu atsimerkęs, žiūriu į nosies galiuką, arba jeigu esu užsimerkęs, žvelgiu link trečiosios akies. Tęsiu.
Jeigu turiu indikacijas, kvėpuoju švelniai. Dešimt, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Centre įkvepiu, sulaikau kvėpavimą, nuleidžiu rankas, suimu šlaipimo sulaikymo raumenį. Banda čia, banda čia, banda čia. Pilvo organai po šonkauliais ir padarau antrą pakurklį ir atkeliu žvilgsnį. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paleidžiu visas bandas ir iškvepiu. Puikiai. Vėl prasuku apatinę nugarą. Porą ratų į vieną pusę. Prisimasažuoju slankselį ir į kitą pusę. Puikiai. Vai gerai. Iš šios padėties kojas plačiai, kulnai spaudžia žemę, kojų pirštai žiūri į viršų. Išlaikau tiesą nugarą, jeigu reikia, išsitraukiu dubenį iš pažemės, įkvėpsiu rankomis, keliausiu į viršų, iškvėpsiu, griebsiu didžiuosius kojų pirštus ir leisiuosi žemyn. Dabar čia pabūsim 5 gilius kvėpavimus, smakras į viršų patiesina nugarą ir smakras į vidų, po truputį leidžiasi žemyn. 4, kvėpuoju pilvu. 3, 2 ir 1. Puikiai. Iš lėto pakylu į viršų, suvedu pėdas kartu į drugelį, pėdas kartu, atsidaro kaip knygutė, laikausi pėdų, vėlgi galiu atlikti mudrą arba tiesiog atpalaiduoti rankas ir švelniai prajudinu kojas. Įsivaizduoju, tarsi skrendu kaip drugelis, kojos mano sparnai. Galiu čia užsimerkti, judesys lėtas, greitesnis, kaip norisi, kaip jaučiasi. Muladhara yra raudonos spalvos. Kiekviena čakra turi savo spalvą, ypatybės, skonius, maisto produktus, turi gyvūnus. Tai Muladhara atstovauja raudoną spalvą. Ir centre sustoju, suvedu kelius ir pereinu ant 4. Keliai plačiau negu labai didėja, kojų pirštai liečiasi ir pereinu į balasana vaiko poziciją. Atsipalaiduoju čia. Atsidūstu. Iš lėto pereinu ant 4, jeigu keliai jautrus arba, atveju, kilimėlis labai plonas, tai po keliais pasidedu pleduką ir užtikrinu, kad mano rankos būtų tiesiai po pečiais, o keliai tiesiai po klubais. Kvėpsiu, leisiu pilvą, krūtinį į priekį, pratempiu kaklą, Bitilasana karvė, iškvepiu, stumiu pagrindą toli nuo savęs, smakras į vidų, katė. Rankų pirštai plačiai praskesti, lygiuojasi rankas su rodomuoju pirštu. Tai yra, eina tiesi linija, taip, iškvepiu, smakras į vidų. Įkvepimas. Iškvepimas. Įkvepiu, leidžiu pilvą, krūtinį į priekį, kilsteliu širdį aukštyn, prailginu kaklą, iškvepimas, smakras į vidų, stumiu rankomis toli nuo savęs pagrindą. Įkvepimas ir iškvepimas. Puikiai.
Kvepi neutrali nugara, čia stabteli. Kairė ranka truputį arčiau centro, iškvepiu, atkeliu dešinę į viršų, seku žvilgsniu rankų pirštus, iškvepiu, neriu per kairę pažastį. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepimas, iškvepimas. Ir su sekančiu pasiliksim. Įkvepimas ir iškvepimas, dešiniais petis leidėsi. Ant žemės patiesinu kairę ranką. Jeigu norisi, čia lieku. Jeigu norisi truputį dar labiau pagilinti poziciją, tiesinu ir kairę koją. Kairė ranka gali likti virš galvos arba keliauti į viršų, galbūt net užsikabinti. 3, 2, 1. Grįžta ranka, grįžta koja, pakylu viršų, atsisėdu ant kulnų, rankos už nugaros, sukabinu pirštus, įkvepiu, iškvepiu, leidžiu pilvą ant šlaunų, jeigu pavyksta, pasidedu kaktą ir rankos pakyla į viršų. Puikiai, iš lėto grįžtu ant 4. Atliksim kitą pusę, dešinė ranka per vidurį. Įkvepiu, kairė pakyla, iškvepiu, neriu per pažastį ir stebiu skirtumus tarp pusių. Aš su viena puse atsidarau truputį daugiau, galbūt mažiau, stebiu skirtumus. Iškvepiu. Įkvepimas. Neria ranka, iškvepimas. Su sekančia pasiliksiu. Įkvepiu. Ir guldau kairį petį ant žemės. Iškvepiu. Čia galiu pasilikti arba tiesinti dešinę ranką. Mano čia, o galbūt tiesinsiu ir dešinę koją. Kvėpuoju dar 3. 2. 1. Grįžta ranka, grįžta koja ir pakylu į viršų. Vėl atsisėdu ant kulnų. Viena ranka ant krūtinės, kita ant pilvo. Pastebiu kvėpavimą. Įkvėpus pilvas ir krūtinė išsipučia. Iškvėpus pilvas į vidų. Dar sykį įkvepiu. Ir iškvepiu. Puikiai. Vėl grįžtu ant 4. Mano atveju vėl susistatau pleduką patogiai, rankos tiesiai po pečiais. Įkvėpsiu, leisiu pilvą, pratempsiu krūtinę. Iškvėpsiu, palinsiu nugarą į katę ir iš čia keliausiu į vaiko poziciją. Įkvėpsiu, apvalinu nugarą, vėl keliauju į karvę. Uodegą siunčiu atgal link kulnų, iškvepiu. Ir taip įsivaizduoju, tarsi šoku su stuburu. Šokanti nugara, malonios, saldžios bangos, įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Ir stebiu, kur seka mane veda, galbūt iš čia net norėsis pakilti į tokią aukštą kobrą. Iškvėpimas, grįžtu į vaiko poziciją. Stebiu, galbūt norisi kelius truputį plačiau laikyti, kaip man patogu. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Keliauju tarp Bitilasanos ir kobros. Bhujangāsanos. Iškvėpiu. Dar keli įkvėpimai čia. Iškvėpimas. Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir iškvepiu, keliauju į pirmą žemyn žiūrintį šunį, kojų pirštai po savim. Ir pabūnu čia. Čia būnu judesy. Vaikštau. Galbūt kilimėliu. Galbūt nuspaudžiu tarsi pedalus, vieną kulną, kitą kulną. O galbūt juos kartu.
Ir taip po truputį lėtinu judesi, kol visiškai stabteliu. 3. 2. 1. Žiūriu kilimėlio priekį ir žengiu su dešinė koja į priekį, nuleidžiu kairį kelią. Pakylu į Anjaneyasana, įtupstą. Čia užtikrinu, kad jaučiu aktyvaciją šlaunyse, šlaunis sukasi į šlaunį, galiu paleisti, pajausiu didelį skirtumą ir aktyvuoti. Šlaunis sukasi į šlaunį, aktyvuojasi sėdmuo. Kulnas ir kelis yra vienas po kitu. Netgi pėda gali būti truputį labiau į priekį, jokių būdų nesu šitaip. Ir nesu šitaip. Pėda gali būti arba truputį į priekį, arba visiškai po keliu. Čia klubas ir kelis yra vienas po kitu. Jei įkvėpsiu, iškvėpsiu tik šonkaulį į vidų. Aktyvacija šlaunyse. Pamačiau aktyvaciją ir iš karto griūnu, tai stebiu, koks didelis yra skirtumas, jeigu atrodo laikau rankas į viršų, bet kiek daug turiu laikyti, aktyvacijos yra apatiniai kūno daly. Dar kartą pamaldau pajausti, įkvėp. Iškvėpiu tik šonkaulį į vidų. Ir paskutinis. Puikiai. Rankas suvedu į kali mudrą, rankos už manęs ir truputį atsilošiu. Puikiai. Rankos už nugaros, vėl randu kali mudrą, įkvepiu, suvedu mentis kartu, iškvepiu, leidžiuosi į priekį, ant priekinės šlaunies ir atkyla kairys kelis. Iš čia paleidžiu rankas ir randu aukštą įtupstą. Įkvepimas, iškvepimas suvesti mentis, atverti krūtinę, truputį kilstelti gerklę. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepimas, iškvepimas. Ir paskutinis. Įkvepimas ir iškvepimas. Puikiai. Įkvepimas, rankas keliauja į viršų, iškvepimas leidžiasi žemyn ir galinė pėda ateina truputį arčiau į tokią modifikuotą piramidę. Kulnai yra vienoje linijoje arba truputį plačiau, rankos yra ant žemės arba ant klubų. Įkvėpsiu ir iškvėpsiu po truputį leisis, rankos iš čia gali pasileisti ateiti į priekį, Anjali mudra, arba susirasti pagrindas makras švelniai vidų ir įsivaizduoju tarsi prie galvos yra ranka, kurią noriu paspausti. Gyvai pamokose, kai paspaudžia žmogus ranką, jis netgi su galva, jis netgi patiesina nugarą ir leidžiasi truputį žemiau. Įsivaizduoju tarsi pėdomis bandau pratempti kilimėlį, praplėsti jį. Dar 3, 2, 1. Įkvepiu, žiūriu į priekį, iškvepiu, žengiu, pėdos kartu, sulenkiu kelius, utanasana, nusileidžiu, čia iškvepiu. Visiškai visą svorį paleidžiu žemyn, net rankomis nesilaikyti už kojas, visiškai atpalaiduoti, krentu žemyn. Puikiai. Išsivinioju iš lėtas slankstelis po slankstelio, galva, pečiai paskutinė. Jūs atvedu atgal ir iškvepiu. Puikiai. Kyla rankos į viršų, pailgėjo, atsilošiu, uodega į vidų, nesiričia, apatinė nugara, iškvepia, leidžiasi žemyn. Pailginu nugarą ir kojas, ardau utanasana, iškvepiu, žengiu į lentą ir iš jos į žemyn žiūrinti šunį. Vėl sulenkiu kojas, patiesinu abi kartu arba po vieną. Didesnis judesys, didesnė amplitudė kol kas. Ir paskui jie po truputį lėtinu, lėtinu ir sulėtinu. Puikiai. Žiūriu kilimėlio priekį ir žengiu, kairę koją į priekį, nuleidžiu, dešinį kelį, pakylu į Anjaneyasana, žemą įtupstą. Vėl aktyvuoju šlaunis, pasižiūriu, kur
kokiuose kampuose mano kojos, keliai, kulnai. Ir pabūsim 3 kvėpavimus, nieko nedarysim, tik šonkaulius į vidų. Dar 2. Ir 1. Puikiai. Suvedu rankas virš galvos, kali mudra, atvedu truputį atgal rankas, atlašiu krūtinę, įkvepiu. Ir iškvepiu, rankas siunčiu už nugaros, vėl susirandu kali mudra, įkvėpimas, atveriu krūtinę, iškvėpimas keliauja į priekį, kojų pirštai po savim, atkyla dešinys kelis ir pakyla rankos į viršų. Vėl Andžanėsana, aukštas įtapsas, įkvepiu, suvedu mentis, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Ta pati aktyvacija šlaunyse išlieka. Įkvėpimas, iškvėpimas. Kryvas kojas, bando praplėsti kilimėlį. Įkvepiu, iškvepiu. Ir paskutinis įkvėpimas, iškvėpimas. Puikiai. Įkvepiu čia ir iškvepiu. Leidžiuosi su rankomis žemyn. Galinė koja ateina truputį arčiau. Kulnai vienoj linijoje, tarp kitko pėdos pirštai, nepaminėjau, kitoj pusėj žiūri į priekį. Rankos arba ant žemės, arba ant klubų. Įkvepiu tiesi nugarą, iškvepiu leidžiasi žemyn, rankos artėja širdies centrą, Andželi mudra, arba atsiduria ant žemės. Vėl galiu truputį patiesinti nugarą ir iškvepiu leidžiasi žemyn. Įsivaizduoju tarsi, noriu truputį nusileisti žemiau. Dar 2. Pėdas aktyvas, bando praplėsti, kilimėlį praplatinti. Ir 1. Rankas ant žemės įkvepiu, pristatau pėdas kartu, iškvepiu tarp pėdų maždaug klubų atstumas, griebiu priešingas alkūnes ir pasibuoju į vieną, į kitą pusę. Ir atsipalaiduoju pilnai. Puikiai. Rankas nuleidžiu čia ant žemės, grįžta pėdos į klubų plotį, išilgėja nugara ir krūtinę įkvepiu, šoku arba žengiu, į žemyn žiūrintį šunį iš lentos, iškvepiu. Puikiai. Suvedu pėdas kartu, atkyla dešinė koja į viršų, įkvepiu, iškvepiu, kelis link nosies. Įkvepiu, iškvepiu, kelis į gretimą alkūnę. Įkvepiu, trikojų šuo, iškvepiu į priešingą alkūnę. Įkvepiu ir iškvepiu koją statau į dešinį kilimėlio kampą, nuleidžiu kairį kelią, atpalaiduoju pėdą, rankos kartu su pėda vienoj linijoj. Driežo padėtis, čia turėsim porą modifikacijų, įkvėpsiu ir iškvėpsiu, liksiu, arba įkvėpsiu ir iškvėpsiu, leisiuosi ant alkūnę. Jeigu turiu kaladėlės, galiu pasidėti kaladėlės po alkūnėmis. 4. 3. Jeigu norisi daugiau tempimo ir darbo apatiniai kūno dalį, atkeliu ir galinį kelią. 2. Ir 1. Puikiai. Nuleidžiu kelį, grįžtu ant rankų. Įkvepiu, iškvepiu, atkeliu kairį kelį ir atkeliu dešinę ranką į viršų. Susisukimas. Įkvėpsiu, iškvėpsiu, rankas siūsiu už galvos. Įkvėpsiu, atsiversiu, iškvėpsiu ranką už galvos. Ir visą laiką dabar pradėsim galvoti apie tai, koks stiprus kūno centras. Truputį esame sudėtingėję, įkvepiu, atsidarau, iškvepiu, viršausies ranką. Ir paskutinis, įkvepiu. Ir iškvepiu, uždarau ratą, pėda ateina per vidurį. Ir dabar opcija pirmą nuleidus kelių bus įsėsti, įkvėpti, iškvėpti, tiesinti koją. Įkvepiu, iškvepiu. Opcija antra, su atkeltu keliu. Įkvepiu, iškvepiu tik čia, kyla ir kojų pirštai. Įkvepiu, iškvepimas. Įkvepimas, iškvepimas.
Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Čia pasilieku, kai kojos yra abi tiesios arba kai kairys. Kelis ant žemės. Dar 2. Ir 1. Sulenkiu dešinę koją, kairys kelis atkyla ir iš čia keliauju į lentą. Susistatau save lentą, įkvepiu, iškvepiu. Keliai, krūtinė, smakras. Keliauju į kobrą. Būdžiangasana. Iškvepiu. Žemyn žiūrinti šuo. 5 kvėpavimai. 4. 3. 2. 1. Puikiai. Dešinė pėda atsiduria per vidurį, įkvepiu, atkeliu kairę koją, trikojį šuo, iškvepiu, kelis link nosies. Įkvepiu į trikojį šunį, iškvepiu, kelis į gretimą alkūnę. Įkvepiu į trikojį šunį, tripadą atkamuką, iškvepiu, kelis į priešingą. Įkvepiu, trikojį šuo, iškvepiu, statau koją tarp delnų ir pėda pasisuka į kairę kilimėlio šoną. Nuleidžiu dešinį kelią, pėdos rankomis vienoje linijoje. Įkvėpsiu čia ir liksiu arba susekančiu. Iškvėpimu leisiuosi žemyn, įkvepiu tiesi nugarą, iškvepiu leidžiuosi žemiau ir pabūnam. 4. 3. Ir norėčiau vis dar atvert krūtinę, atkeliu kelią, jeigu noriu truputį daugiau tempimo ir klube. 2. Ir 1. Nuleidžiu kelią, grįžtu ant ranko, pėda ateina į centrą ir dabar. Arba nuo kelio įkvepiu, tiesinu, iškvepiu. Įkvepiu, tiesinu, iškvepiu. Pamiršom atsiverimą. Gerai. Grįžtu, atkeliu kelią ir susisuku. Įkvėpsiu, ranką virš galvos iškvėpsiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Ir paskutinis įkvepiu ir iškvepiu. Nuleidžiu ranką, kelis ant žemės įkvėpsiu, įsėsiu, iškvėpsiu, tiesinsiu. Įkvėpsiu, įsėsiu, iškvėpsiu, tiesinsiu. Lieku čia arba atkeltas kelis, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Ir paskutinis įkvepiu, tiesinu abi kojas, iškvepiu arba Ardha Hanumanasana, pasinis špagatas, čia nuleistas dešinys kelias ir leidžiasi žemyn. Kas patogiau ir priimtiniau kūnų. Dar 3. 2. Ir 1. Puikiai. Atkeliu kelią, keliauju į priekį ir pereinu į lentą. Įkvėpimas lentoj, iškvėpimas keliai, krūtinės smakras, keliauju į Bhujangāsana kobrą, įkvepiu. Žemyn žiūrinti šuo. 5 kvėpavimai ir iškvepiu. Atsidūstu. Dar 2. Ir 1.
Puikiai. Valgiu į priekį, sulenkiu kilius, šoku arba žengiu, pailginu nugarą, įkvėpimas, iškvėpimas, lenkiuosi, tiesinu rankas ir atsisėsim. Kojos prieki, ne visiškai sulenktos, jeigu turiu pleduką, galiu jį taip truputį pasivinioti ir pasidėti po pakinkliais. Ja, palaiduoju kojas. Taigi, sakyčiau, galėčiau dar labiau. Štai. Įkvėpsiu ir iškvėpsiu sukabinusi pirštus, gaudysiu pėdas. Paščimotanasana modifikacija, įkvėpiu ir iškvėpiu. Leidžiuosi žemyn, tikiuosi labai mikrofoną neužspaudžiu ir atsipalaidavus čia pabūnu. Jeigu jaučiu, kad kojas nori tiesinti, pledas trukdo, jį išsitraukiu ir po truputį kojas tiesinu, dar 3. Du. Ir 1. Kilsteliu žvilgsnį, įkvepiu, iškvepiu. Paleidžiu pėdas, atsivinioju atgal, įkvepiu, sulenkiu kairę koją, paverčiu ją ant šono. Jeigu kelis labai ore, po kelių gali būti pledukas arba kaladėlė, jeigu tokią turit. Ne? Jeigu labai kapui viršuje. Įkvėpsiu, pakelsiu rankas į viršų, pasisuksiu į tiesią koją, kuri yra aktyvi. Iškvepiu, leidžiuosi prie kojos. Vėl ją sukabinu, galiu griebti ir blauzdą, arba tiesiog lenktis prie žemės. Džanu Širšasana A, dar 3. 2. Ir 1. Puikiai. Pakyla į viršų. Įkvepiu, rankas kyla į viršų. Pasisuksiu, kad būtų vietos. Iškvepiu. Kairė ranka už manęs. Išstumiu klubus aukštyn. Įkvepiu. Leidžiuosi. Iškvepiu. Išsistumiu klubus į priekį. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Išsistumiu. Pabūnu dar. 3. Galiu uždėti link rankos, arba ranka gali būti už galvos. 2. Ir 1. Iš lėto leidžiuosi žemyn. Kojas prieki manęs. Keliai sulenkti. Įkvepiu centre, iškvepiu vedu į kairę. Įkvepiu į centrą, iškvepiu vedu į dešinę. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Dar kartą įkvepiu ir iškvepiu. Kojas patiesinu, koja pirštai į mane, nuo manęs. Į mane, nuo manęs. Į mane, nuo manęs. Į mane ir nuo manęs. Puikiai. Kita pusė. Džanu Širšasana A vėl. Prisitraukiu dešinę koją, atvedu ją į šoną. Mano atveju šis kelias netoks draugiškas kaip kitas. Pasisuku į tiesę kairę koją, įkvėpsiu, patiesinsiu rankas, iškvėpsiu, leisiuosi prie tiesios kojos, smakras į vidų. 4. 3. 2. 1. Pakylu viršų, įkvepiu ir čia stabteliu. Įkvėpsiu, dešinė ranka už manęs, patrauksiu pleduką, iškvėpsiu, išsistumsiu. Įkvepiu, nusileidžiu. Čia jums geriau parodyt, gal netgi šitaip. Iškvepiu, išsistumiu. Įkvepiu, iškvepiu. Toks pusinis kaip tiltelis. Įkvepiu iš Džanu Širšasanos. Ir paskutiniu sykiu iškvepiu, išsistumiu ir pasilieku, ranka yra virš manęs arba sulenkiu per alkūnę. Dar 3. Žvilgsnis į lubas arba galiu žiūrėti ir į žemę. 2.
vienas. Iš lėto nusileidžiu, dabar jau atsisuku į kilimėlio priekį, pėdos kartu ir pasuku ratais į vieną pusę, į kitą pusę ir sustoju, sulenkiu kojas, rebiuosi pakinkliu, smakras į vidų ir iš lėto leidžiuosi žemyn, atsigulu patogiai, patiesinu kojas ir rankas už manęs prasitempiu kaip styga ir atsipalaiduoju, atsidūstu. Puikiai. Rankas plačiai, tarsi tai formai sulenkiu kelius, įkvėpsiu centre, iškvėpsiu keliai į vieną pusę, įkvėpsiu keliai į kitą pusę, man biškį trūksta vietos, įkvėpiu centre, iškvėpiu ir paskutinis įkvėpiu, verčiu kelius į kitą pusę, iškvėpiu, grįžtu į centrą, įkvėpiu, keliai verčiasi į dešinę pusę ir čia lieku susisukęs. Jeigu norisi truputį pasigilinti, kulnas, dešinys kulnas spaudžia kairį kelį arčiau žemės. Galva sukuosi į priešingą pusę. 4. 3. 2. 1. Paleidžiu pėdą, grįžtu į centrą, kitą pusę įkvėpsiu centre, iškvėpsiu, leisiu kelius į kairę pusę, susisuku ir jeigu reikia, paspaudžiu kelį dar arčiau žemės, galva sukasi į priešingą pusę. 4. 3. Vos atsigulęs ant žemės, pradedu kvėpuoti giliau, ramiau. 2. Ir 1. Puikiai. Paleidžiu kelį ir po truputį tiesinu kojas. Jeigu reikia, apsikloju, pasiruošiu šavasanos pozicijai. Kadangi negaliu jums padėti modifikuoti ir pagilinti šavasaną, parodysiu, kaip galima tai padaryti pačiam. Ja? Tai atsigulu patogiai, jeigu reikia, apsikloju, įkvėpsiu giliai per nosį ir atsidusiu, iškvėpsiu. Vėl įkvėpiu visą kūną. Atsidūstu. Ir atkeliu kairę koją vos nuo žemės ir metu žemyn. Įkvepiu, atkeliu dešinę ir metu. Galiu truputį smarkiau. Įkvepiu ir numetu. Įkvepiu ir numetu. Suimu sėdmenis, pilvo raumenis, paleidžiu. Suimu pilvą sėdmenis, paleidžiu. Užkeliu pečius, numetu. Užkeliu pečius, numetu. Atkyla rankos, iškvepiu metu. Atkyla rankos, metu. Susiraukiu, esu labai piktas. Paleidžiu. Įkvepiu, suraukiu veidą iš visų jėgų, esu labai piktas. Iškvepiu, paleidžiu. Dabar išsižioju, iškišu liežuvį ir žiūriu link antakių. Paleidžiu. Vėl įkvepiu, išsižioju, ištraukiu liežuvį, žiūriu į viršų. Paleidžiu. Suimu visą kūną, kumščius, pėdas, šlaunis, kojas, veido raumenis, pilvą. Sėdmenis nekvėpuoju, laikau 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir plius tiek, kiek dar galiu būti diskomforte. Iškvepiu, jeigu pasiruošęs esu, galutinai atsipalaiduoti. Stebiu kvėpavimą ir jeigu galiu, įžodinu jį.
Bandau įsivaizduoti save gulintį ant žemės, miške, pievoj, smėlyje. Kokia žemė tai būtų? Kokios spalvos, kokios temperatūros, kokio reljefo. Ir gulėdamas ant šios žemės, pakartoju mintise aš esu ir savo vardą. Porą kartų, matydama save vaizde, kurį susikūriau, pakartoju aš esu ir savo vardą. Kokią tiesą aš jaučiu, gulėdamas šioj žemėj. Tiesą apie save. Tikrumą, saugumą. Dabar pakartoju tą patį, tik nukerpu vardo dalį. Vėl matau save gulinti toj žemėj, tam smėly arba toj pievoj. Ir pakartoju aš esu. Ar šis teiginys stipresnis ar silpnesnis, gal net nebūtina tarti vardo. Vis tiek aš esu. Dabar pakartoju tą patį vaizdinį savo galvoje ir ištariu tyliai mintise aš. Pastebiu šio sakinio svorį. Sąsaja su žeme, su pagrindu. Kai guliu, žemė nejuda, jis stabili. Ir koks tvirtas tas ištartas aš. Ir paskiausiai vėl įsivaizduoju tą pagrindą, ant kurio guliu. Ir nekartoju jokio sakinio mintise. Tiesiog matau save ten. Jaučiu save ten. Jaučiu pasitikėjimą ten, kur esu. Jaučiu saugumą būti. Padėkoju savo už šį gražų bandymą pabūti arčiau savęs, identifikuoti jausmus, kurie kartais kyla, bet galbūt nemokam jų įžodinti, ar pavyko šį kartą įžodinti man, kas yra tikras saugumas, arba ta šaknis manęs, šaknis buvimo. Jeigu noriu toliau pasilikti šavasanoj, sustabdau įrašą ir galiu pasilikti. Praktikai užbaigti pradedu judinti rankų ir kojų pirštus švelniais judesiais. Su įkvėpimu rankos gali keliauti iš galvos arba bet koks kitas judesys, kuris pažadins kūną. Galbūt išsitempiu, pajudinu pėdas ratais ir iškvepiu, atsimerkiu. Pasisuku ant vieno ar kito peties. Neskubu dar čia pakilti ir jeigu pavyksta, prisitraukiu kelius arčiau, apsikabinu save. Galiu ir per pečius. Ir esu pačioj saugiausiai kūno padėty, kurioje išmokau kvėpuoti mamos pilve. Dėkoju šį gražų atradimą, šį saugų kūną, kurį pajutau dabar. Ir padėkoju savo už praktiką, už tai, kad ne tik atlikau jogą dabar, bet apskritai, kad ją renkuosi. Ir tuomet iš lėto atsisėdu
Grįžtam į sukasaną, pradinę padėtį, kojos sukryžiuotos. Arba galiu sėdėti ant kelių, ant kulnų, rankos širdies centre, Andželi mudra. Susigrąžinu kvėpavimą, jį vėl surandu, identifikuoju. Ir su įkvėpimu rankos kyla į viršų. Su iškvėpimu jos nusileidžia, grįžta į Andželi mudra. Praktiką užbaigsim vienu om ir 3 šentį. Įkvėpiu, pasiruošiu. Atsidūstu, iškvėpiu. Įkvėpiu į om. Shanti, shanti, shanti. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Rankas prie trečiosios akies ir nusilenkiu savo vidiniam guru ir visą jogos liniją, iš kurios gali mokytis. Namaste, ačiū, kad prisijungėt ir lauksiu kitose susitikimuose. Ačiū.